Sveikas YouTube, šiandien aš pristatysiu OneTruth modą šiandienos ir bus čia elementariniai kryperiai. Visus aš juos turiu va šičia, jie įdeda labai daug kryperių, o jie visi paprastai atsiranda jūsų pasaulyje. Man atleiskite, turiu kitą modą vėl instaliavęs. Pamiršau išimti, nes aš dar filmuoju po ankstesnio mano įkelto video kelias minutės tik tai. Na, pradėsime mes nuo paprastų. Yra visokie, nuo Ender. Va, žiūrėkit, aš jums kai ką parodysiu. Aš būsiu to jau pasiruošę ir aš tai sugrįšiu. Manote, kad aš nesveikas? Šokam vidun ir sausainiai! Kaip matote, gavau sausainių ir aš man nebereikės niekada gyvenime. Kitas, į kurį mes pažiūrėsime, yra magmos creeperis. Ir kaip jūs numanote, jis yra visas toks pilkas ir kai jis sprogs, jis deda ugnį, ir kai jis sprogs, jis pridės lavos. Taip, jis pridės daug lavos ir man... O ne. Bėda sutvarkyta. Na, dabar paimsime žemės creeperį, paimsiu šviesos ir tamsos creeperį. Jie visi yra skirtingi. Pridėsime nuo žemės creeperio. Ir kaip jūs numatote, jis visas toks kaip žolė. Ir visi, kaip manote, jis sprogsta ir prideda visur žiauriai daug žemės. Visi creeperiai, kaip ir manote, užmušti meta gunpowderį, iš kurio galite padaryti TNT. Nebijokit, nėra šiame modė daugiau visokių TNT. Gerai, dabar mano manimu šviesos creeperis yra naudingas. Jis prieina, susprog. Ir kaip manote, jis visur prideda šitą šviesą akmenio. Kaip sutvarkyti šią problemą? Su tamsos creeperiu. Jis susprogs ir viskas susprogo. Tamsos creeperis, kai susprogs, jis sunaikina visos šviesos, visos šviesos šaltinius, kaip ir torčius, raudono akmenio torčius. Ir, jeigu jūs esate pragare ir kažkaip tai pavyksta, jums ten nueiti. Gaunate nemažai šviesą akmenio dulkių. Gerai, tenais išmečiu visus. Užkasim višnę. Kitas, kurie eisime, yra ugnies, vandens ir elektros creeperis. Kaip matote, kuris ką daro? Pirmą iškviesime ugninį creeperį. Kaip ir numanote, jis yra meta... netyčia jį užmušiau. Palaukite sekundę tada. Aš šiek tiek dar eksperimentavau. Iliuzijos creeperis pavirsta keliais. Aš turbūt netyčia sufilmavau blogai. Ir vorus creeperis, kuris padarė visą šią nesąmonę, jis nuodija. Ne, aš nemirsiu. Neblogai, mano skryne įstrigote. Atleiskite, jeigu keliais dabar netyčia man praleido, mano buvo sustojęs filmavimas. Paimsime oro creeperį. Turiu kažkodėl du iš jų. Solar, akmens creeperį. Na, aš dabar daug paėmiau vienodų. Kaip matote, čia esu. Ir pa šitą paimsiu. Jis man, galim sakyti, po Ender creeperį yra mėgstamiausias. Ir aš čia nedarysiu jo šitoje vietoje. Kaip matote, dar ten yra akmens creeperis. Ir kaip matote, sprogo, nieko neatsitiko. Na, jis kai susprogs, jis naikina viską į akmenį panašaus. Kaip matote, visas šitas cobblestone'as jis dingo. Jeigu atsiras paprastame akmens, tai jau aš ir parodysiu jums, ką jis daro tikrai. Va, čia yra paprasto akmens. Jis susprogdina viską, paverčiu jos cobblestone. Tai jeigu norite šiek tiek maininti, iškvieskite, patys prie jų pribėkite, kol laukit, kol jie susprogs. Atsargiai, jūs gausite akmenį fall damage. Ir aš išsirgau urve, linksma. Na gerai, jums čia kaip tai galėsiu pavaizduoti oro creeperį. Jis labai stiprų, tarsi jūs numuša, vos esat, jis netoks ir stiprus, kaip manote. Va, mano antras reverse creeperis, galvoju, jis paprastas. Palaukit, va, vos nemiriau, paliko pusę gyvybės. Jis apverčia viską tą zoną, kurioje esate aukštyn kojomis. Va, pagaliuosiu jums dabar, vieną tik turėjau.
Na, jeigu nesupratote, jis tiesiog viską apverčia aukštyn kojom, kas buvo pačioj, tik atsarkit, nes galite jūs, kaip ir aš, vos mirti sienoje. Reikia pasiimti kitus kryperius. Aš čia labai jau prikaupęs, esu pas save viską. Na, dabar eisime prie draugiško Ender Creeperio, fiziško Hydrogen Creeperio. Na, ir man atrodo, paėmėm jau visus, nes aš atrodo, netyčia visus pakartojau. Kai man draugiškas creeperis yra reiškia work in progress, tarsi jis yra dirbamas, jis kol kas dar nepilnai. Kaip matote, palaukit, žiūriu, mažai gyvybių pas mane. Jis jūsų nepuls, jis draugiškas ir jis neturi tiek daug gyvybių. Va, jis turi tik 8 gyvybės, jis niekiek nesprogsta, galite nors ir lysti į veidą, jis rožinis. Einam dar prie psichiško kryperio, atsargiai jis jūs iškart mes į aukštį ir jūs galite mirti nuo šito. Sekundę, aš to atsihylinsiu ir jums pavaizduosiu kai ką kito. Štai ir grįžom, tai jau suškysim save gyvybės ir paimsiu psichišką kryperį, žiūrėkit, pašokiam, neišėjo. Jeigu jūs pasitaiko progą, jūs pašokite ir va kas atsitinka, o ne, miriau. Na, kaip ir matėte, aš nesitika miriau nuo šito. Tai aš, jeigu, pavyzdžiui, turite bazę aukštai ore, susprogdinkite pašokę. Štai turime mano maksimaliausią Ender Creeperį. Jis taip jūsų iš dalies nepuola, nebent jūs jį pažiūrėsite, tada jis stipriai labai sprogsta ir atsiranda jis jau už jūsų. Na, jis, kaip ir matote, paprastas dar Endermenas. Jisai teleportuojas. Einam prie, galima sakyti, prie pačią stipriausią Hydrogen Creeper. Jis lik yra Nuke Creeperis, jeigu žinote, kas tai yra. Aš leisiu, nors ne, dar ne, tuo jau sekundę. Aš greitai nueisiu į kreatyvą. Jeigu ką, patariu jums vieną dalyką. Kai jis sprogsta, jūs turėkite labai stiprų sprogimo, nes jis taip stipriai sprogsta, kad vieną dalyką man reikia greit padaryti. Viskas, grįžau, padariau, kad aš miręs neprarašiau daiktų. Ir žiūrėkit, kokį jūs padarys sprogimą. MF Powers! Realiai jūs galite... dar vieną pamiršau paminėti. Čia yra dar vaiduoklis, jis nėra pavaizduotas tiksliai ir būna, kai jis užmuša, tai jis turi šansą ir jis susprogsta ir duoda tiesiog paprastą damage. Ir pažiūrėkit, koks tikras sprogimas. Pažiūrėkite, kokio jis dydžio. Jis va čia atsirasti, jeigu ką. Ten yra šitas. Jeigu norėsite, vyriausybę jums parodžiau. Ir dabar pažiūrėkite, kokio dydžio jis duobę padaro. Dėl to geriausia jums jį užmušti iš karto, vos pamatėte jį. Žiūrėkite, tokia milžiniška duobė. Jo, jeigu jūs norite žinoti visus tos creeperius, vas yra Solar, aš galiu jums dabar greit papasakosiu apie kiekvieną. Jis yra dieną dvigubai stipresnį negu Vice, draugiškas, iliuzijos, psichikas, voras, oro. Jeigu palikite komentarą, jeigu ko nors jūs nepamatėte, arba aš praleidau kokį creeperį, susimsiu dar. Va, kaip matote, čia nėra pavaizduota Ghost Creeperis. Šiaip tai jis yra realiai, yra vienintelis būdas jį gauti, tai ir aš pridėsiu čia visur susainių creeperių. Esu sprogsęs susainius. Na, tai štai viskas, ką šis modo pristato. Jeigu norite pažaisti šitą modų, paliksiu į apačioje. Ir ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Aš Herobrainas. Ir aš pamatysiu jūs kitą kartą.